Grigorijus Petrovičius Grabovojus, autorinis darbas Žmogaus audinių atkūrimas skaitmeninėmis koncentracijomis, sukurtas 2002 metais. Visi šioje knygoje pateikti žmogaus audinių atkūrimo metodai, naudojant skaitinės koncentracijas, gali būti naudojami profilaktiniais sveikatos tikslais, atjauninimui ir kai reikia atkurti audinius, nepriklausomai nuo pradinių duomenų, iš kurių atkuriami audiniai. Taikant įvado 1 ir 9 punktuose nurodytus metodus reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus. 1. Profilaktiniais tikslais patartina atlikti sveikatos atkūrimą, tuo pačiu pratęsiant skaitinių koncentracijų poveikį ateičiai. 2. Atjauninant patartina pirmiausia nuosekliai sutelkti dėmesį į turinyje esančias skaitinės eilutes, atsižvelgiant į amžinybės išvystymo tikslą, o tada sutelkti dėmesį į audinius, kuriuos atjauninate lokaliai. 3. Atkuriant kūno audinius, galite nuosekliai atlikti skaitinės koncentracijas, naudodami įvairius šioje knygoje pateiktus metodus. Šiuo atveju galite naudoti tiek skaitinės eilutės atitinkančias atkuriamus audinius, tiek skaitinės srities eilutės, kurios atkuria audinius. 4. Jei reikia atkurti audinius po biologinės mirties, reikia sutelkti dėmesį į skaičius pirmiausia nuosekliai. Iš kairės į dešinę, tada atvirkštinė tvarka iš dešinės į kairę. Dvasinis impulsas, kuriantis žmogaus audinius, leidžia išplėsti atkūrimo metodus. Atkuriant žmogaus audinius, reikia siekti išvystyti dvasinį lygmenį iki būsenos, kurioje žmogaus audiniai būtų kuriami ir funkcionuotų dvasinio veikimo būdu, kartu su biologiniais ir įvykių valdomais principais. Tokia dvasinė būsena įgyvendinama amžinojo vystymo metodus, kurie užtikrina visišką žmogaus audinių atkūrimą, nepriklausomai nuo pradinių sąlygų prie bet kokių aplinkybių. 21 piešinys. Rhombencephalonas. Saginis vaizdas, pericentrinė nervų sistema. 3, 1, 4, 6, 1, 7, 9, 1, 8, 5, 5, 4. 1. Didelės smegenų jungties smaigalys. 4, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 2, 8, 0, 7, 1. 2. Konkarežinis smaigalys, epifizė. 4, 8, 9, 6, 4, 1, 3, 9, 9, 0, 4, 2. 3. Smegenėlės. 8, 2, 8, 2, 1, 9, 3, 2, 8, 2, 9, 9. 4. Pailgosios smegenėlės. 5, 1, 4, 4, 1, 7, 8, 1, 4, 2, 1, 7. 5. Rhombencephalonas. 3, 1, 4, 6, 1, 7, 9, 1, 8, 5, 5, 4. 6. Tiltas. 2, 4, 8, 3, 1, 7, 2, 8, 4, 2, 7, 1. 7. Hipofizė. 3, 1, 7, 2, 1, 8, 2, 1, 9, 8, 1, 4. 8. Pėdsakas. 5, 1, 9,
211 919 000. 9. Regos nervo šiazmas 010 216 319 517. 10. Pagumburis 918 671 818 971. 11. Tarpląstelinė sintezė 248 719 361 989. Visą vaizdą sukurtą perkeliam į savo centrinę nervų sistemą ir dvasiniais impulsais pasiųsdami materializuojame ir regeneruojame savo centrinę nervų sistemą pagal šios dienos skaičių eilučių sukurtas vibracijas. 25 metais spalio 28 dieną 16:42 ir iki begalybės. Ir tegul būna taip. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė